buvo gal iš tos, kad aš turiu būti pasiruošęs, kad bet kas gali nutikti. 15 žaidėjų rotacija, kaip greitai jinai susikristalizavo. Buvom vos nepasikišom patys savo kiaulę ir gavosi taip, kad kitos komandos dabar padėjo tai padaryti. Tai yra savotiška loterija ir jeigu tu kuo daugiau ėmi žaidėjų iš tos aplinkos, tai didina tavo rizikos laipsnį. Ir pradžiai buvo ir galbūt ir netikinčių, kad mes galim jį pasirašyti. Bičiuliai, 6 ryto Žalgirio arena, gerai, juokauju, ne 6 ryto, šiek tiek truputėlį vėliau, turim po 10, turime trečiadienį ir kaip ir žadėjome, Žalgiris Insider platformoje šiandien įrašinėjame tinklalaidę su mūsų gerbiamu tarptautiniu skautu Eriku Krivilaičiu. Labas, Erikai. Kaip gražiai pristatei, vau, sveikas rytas. Tai vis laik reikia tave gražiai pristatyti. Ačiū, malonu. Turim tave branginti. Kitas dalykas, žadėjome, kad šiandien pakalbėsim apie visas Eurolygos komandas, apie jų sudėtis, bet turime tokį planą, kurį esame paruošę su Eriku. Apie Eurolygos komandas mes pakalbėsime dar po kelių savaičių, kada iki sezono jau bus likę tik tos kelios savaitės. Šiandien mes pakalbėsim daugiau apie Kauno Žalgirį, bendrai žvilgtelsime į Eurolygos off-seasoną, į vasaros darbus, išrinksime mūsų galvą įspūdingiausius pirkinius, galbūt netikėčiausius, galbūt tuos pirkinius, apie kuriuos mažiausiai kalba Erikas, galės pasidalinti savo įžvalgom ir aišku atsakysime į jūsų klausimus, kurių turime visą tuntą. Tai ką, Erikai, nieko nelaukdami pradėkim. Visų pirma, naujas sezonas. Sveikinam. Sveikinimai jum. Pasispaudžiam ranką. Sveikinimai jum, mum ir visiems žiūrintim. Žinai, kai žalgiriečiai rinkosi tuos fizinius testus vakar, kai jau visus matėme visoj krūvoj, Žalgirio arenoje, nieko nebereikia laukti, išskyrus Modolo ir mūsų lietuvių rinktiniai, tai toks buvo pirmos dienos mokykloje jausmas, toks rugsėjo 1. Kaip tau? Yra tokio jausmo? Tai kasmet tas pats jausmas. Tik tai man, žinai, kas labiausiai būna įspūdinga, kad tu net nesuvoki, kaip greitai yra tas jausmas, praeina per metus kiekvienas. Ir atrodo, va čia dar visai neseniai Mauzės susitikinėjom, kad jau toks gal susipažinti, čia parodyti viskas, kaip čia pas mus yra ir panašiai. Ir dabar žiūrėjau vėl visi kiti nauji veidai, daug begalė naujų žmonių, naujų veidų, įspūdingų veidų mūsų organizacijoje. Tai na, iš tikrųjų, tas kiekvieną kartą, tas, kaip ir sakai, rugsėjo 1 jausmas, dar nors ir rugsėjo 1 ir netėjus, bet, na, jau su nekantrumu laukiu, nors ir vasara atrodo labai čia greit praskrėjo. Pakalbėkim trumpai apie tavo vasarą, kokia jį buvo. Mes buvom susiskambinę, kai tu buvai Las Vegase, pakalbėjome apie tai, ką matei vasaros lygoje, pakalbėjome ir apie tuos dalykus, apie sudėtį šiek tiek, apie labai tas didelės įdomybės iš vasaros lygos, bet šiaip, jeigu galėtum reziumuoti visą savo vasarą, tos darbus, kuriuos pavyko nuveikti, tai kokia šita vasara buvo? Ar jinai buvo labai intensyvi, nes mes apie tą patį kalbėjome ir su Pauliu Jankūnu, čia tinklalaidėje, kai jis sėdėjo tavo vietoj, irgi jis sakė, kad, na, šita vasara buvo intensyvi iš tų dėrybų ir taip toliau. Tai kaip iš tavo pusės viskas buvo, nes dabar reikėtų ir tavo perspektyvos? Taip, tai vis tiek turbūt vasarą, aišku, prasidėjau birželį dar iki tų visų vasaros lygų, tai na tada vis tiek pagrindinis klausimas, aišku, laimėjom LKL, viskas tvarkoj, darbai padaryti čia namie, bet vis tiek su komandos komplektacija buvo tikrai nemažai klausimų, nes, aišku, žinom, kad išvyksta Mauzė, žinom, kad išvyksta Sisko, dar iki pačio paskutinės sekundės buvo ir ten vilčių dėta nemažai, kad galbūt pavyks išsaugoti, tą patį Mauzės bandėm perkalbėti, bet galiausiai nutiko, kad abu išvyko į ne tas komandas, į kurias išvyko. Taip. Tai ten irgi tokia drama gavosi ir vėliau irgi aš Vegase šitam buvau sutikęs mūsų viešbutį Pepe Poetą, buvo apsistojęs Milano Armani komandos treneris, tai su juo kiekvieną kartą aš susitikdavau praktiškai kiekvieną rytą pusryčius eidamas, tai kiekvieną rytą sutikdamas, kiekvieną rytą jis mane lasdavo vos ne taip, kad jo, sako, nu va, kaip čia iš Dievo mum įkrito Mauzės Raitas toks centras. Sakau, gal atsipalaiduok. Atstumą palaikom? Jo, gal nebejokauk tokiam jau trampiam, bet tai va, tai buvo tikrai tamta vasara, gal mes jau praeitais metais su Gediminu Navicku irgi juokavom, kad čia mūsų žiauriai viskas easy gaunasi, visas pirmas opcijas pasirašom, ką norim, tą gaunam ir panašiai. Tai buvo su Naidžiuliu tiek ir Mauzės. Dustinas taip pat be abejo ir tiesiog galbūt tas vasara kažkiek ir užliuliavo ir mes stengiamės būti, visą laiką norėjom būti pirma organizacija, kuri ne tik, kad pasirašo tos žaidėjus, bet ir kuri pradeda tos darbus. Ir pradedam tikrai labai anksti, lyginant su kitom komandom, nes ir mes ir patys žinom, ko norim, bet ir tuo pačiu ir tos įdarbį pradedam daryti labai anksti. Ir šiais metais tikrai taip nesigavo, užsitęsė ir su mūsų iškiais esamais, ir tada ir su būsimais naujokais, tai tikrai nebuvo lengva vasara, teko ir keisti planus, ir vidury vasaros perdėliot, kaip mes įsivaizduojam tą sudėtį.
vis tiek mūsų idėja buvo labiau pagal žaidėjų profilius, o ne kad konkrečiai kažkoks žmogus fokusuotas, nors ir turėjom be abejo tos sąrašus ir prioritetinį tą susidėję, bet tai va tikrai buvo nelengva vasara palyginus su praėjusiam kitom vasarom, tai va man jau 5 vasara, tai tikrai jau tų vasarų tokių yra buvę, tai tokia viena įdomesnių tikrai. Aš kaip suprantu, tu kaip ir kiekvieną vasarą dalyvauji ir tame pokalbių su žaidėjais procese, ar ne? Taip. Kai susiskambinat su agentais, ar po to jau su pačiais žaidėjais, ar ne, kai uždavinėjat klausimus, ko tikitės iš jų, ko jie galbūt norėtų paklausti, ar ne, visi šitie dalykai. Taip, aš kiekvieną kartą ir būnu tose pokalbiuose, tai visą laiką įdomu yra pasižiūrėti, kaip tie žaidėjai, aišku, mes vis tiek esam, kadangi čia kalbam apie Eurolygos žaidėjus, tai juos esam kažkur matę ir prasilenkę ir čia aplinkui, bet vis tiek tu susėdi pokalbį ir su agentu ir jau kalbi konkrečiom detalėm, ką mes galim pasiūlyti, ko jie tikisi, kokie lūkesčiai iš rolės sudėties, įdomu, kokie mūsų tas paveikslas, kaip dėliojasi, kaip jie maždaug save mato, kaip mes juos matome, visą laiką reikalavom iš jų pateikti jų lūkesčius ir kad tiesiog tie lūkesčiai nebūtų šviesmenčiai kažkur prasilenkiantis ir tu galbūt matai, kad iš karto čia nesigaus, nes mes galbūt vieno tikime, žaidėjas kito. Tai visą laiką darom tos pokalbius ir tai tenka juose dalyvauti. Šįmet tokių pokalbių tikrai ne vieną teko prasukti, kur ir savaitgaliais, ir rytais, ir vakarais. Tai tikrai buvo nemažas procesas. Žinai, ar kad turiu tau tokį klausimą, mes kalbam apie tai, kad dabar Žalgiris jau ieško tų žaidėjų, kurie yra tikrai ne vidutinės Eurolygos lentynose, gal kaip buvo keliais sezonais anksčiau, galbūt dar keliais sezonais anksčiau tu ieškodavai žaidėjų, kurie yra Eurokapo lyderiai, kurie galėtų dar paaugti, arba CELO lyderiai, kurie galėtų paaugti Kauno Žalgiryje ir tapti lyderiais jau dabar Eurolygoje. Dabar mes kalbam apie tokius žaidėjus kaip Carsonas Edwardsas, Sterlingas Braunas, tas pats Seibinas Lee turėjęs labai ryškių rungtynių. Na, apie Joną Valančiūną net kalbėti nereikia, kokio ryškumo tai yra transferas į Europą, vienu didžiausių transferų galime tai vadinti. Bet ar kalbant užsieniečių atveju, kai jau tenka rinktis iš tokių žaidėjų, tas interviu procesas jis tampa dar kitokiu, nes, na, tu jau dylini tikrai su pirmo ryškumo žvaigždėmis, jie irgi turi savo nuomonę, jie irgi turi savo lūkesčius, galbūt jie net nebijo jų pasakyti, kai kitu atveju žaidėjas, kuris žino, kad eina į aukštesnį savo lygį, galbūt, na, jis būtų kuklesnis, ar ne? Kai bus, tai bus. Tai ar yra skirtumas? Aišku, yra skirtumas. Tai vis tiek tie žaidėjai turi kitokį statusą Europoje. Tai jie žino, ko jie patys yra verti, agentai žino, ko tie žaidėjai yra verti ir kalbant ir apie rolę, ir apie finansus. Tai man kaip atėjo šią pirmam sezonui, kai buvau, tai dabar tiesiog, nu, aišku, tu eini, kiekvienais metais vis didėja ir pinigai, ir galimybės, ir biudžetas komandos, ir ta žaidėjų lygis, kuriuos mes galim pasikviesti, bet vis tiek, na, kai pasižiūrė atgal, čia visai neseniai, kai atsimenu, turėjom pokalbį su Kevariu, su Roland, su ta pačiu, ar kai pasirašinėjom Kinanas, kur net irgi tuo metu buvo mažai. Iš Makabio atėjęs. Taip, iš Makabio mažai, galbūt kam žinomas žaidėjas iš tokios atsarginės rolės. Tai net ir tie visi pokalbiai ir dabar tiesiog pasižiūri į kontraktus, nulių padidėja kiekis, auksė tik tai kontraktų daugiau reikia prikepti, bet tai va iš tos pusės aišku skiriasi ir ego skirtumas yra ir vis tiek atsiranda tas, kad žaidėjai žino savo vertę ir supranta, kur atvažiuoja. Iš kitos pusės ir geras čia įrodymas mums bendrai organizacijai, kad mes kylam, žaidėjai pradeda vertinti, mes galime eiti tą aukštesnę lentyną, kalbėtis, jau ne ten imti kažkieno atsarginį žaidėją ir jį tikėtis užauginti, bet ir imti kitos komandos lyderį ir sakytum, kad tada jau dėliot iš kitos pusės, kad ar tie žaidėjai tinka tarpusavį. Būtent va šitą labai įdomi tema, mes palėtėm ją ir su Pauliumi Jankūnu, man atrodo, ir su Gediminu Navicku esam truputėlį kalbėję, kalbant apie atskirus pasirašymus ir tą ego klausimą. Akivaizdu, kad žaidėjas pripratęs išmesti daug metimų, rinkti daug taškų, jis norės tą patį daryti ir kitoj komandai ir akivaizdu pasikvietus dar vieną panašaus profilio žaidėją, jis taip pat norės daryti panašius dalykus, ką darė kitoj komandai, nors gal ta komanda ir neturėjo labai gerų rezultatų. Na, tuos įpročius sunku išmušti, ar ne? Tai kaip jūs ofise tą dėliojatės, tą klausimą, ego klausimą, galų galėtų asmenybių ir ryškumo klausimą, kaip tuos visus alfa lygio žaidėjus patenkinti, kad staiga vienam, galbūt vienų rungtynių kontekste netapus alfa, jis staiga ilgesnėje sezono stadijoje nebūtų nukabinęs nosies rankų ir, žinai, ir gal darytų kažkokį tylų protestą. Aš neabejoju, kad sezono metu pats esi jau matęs per tos metus ir čia praeisiais metais ir Sisko ir Mauzės, vis tiek, kad ir kokio lygio būtų, vis tiek kiekvienas žmogus mes savo ego turim kažkokį. Taip. Vis tiek nori kažkas įrodyti, kažkas nori laimėti, kažkas labiau, kažkokia ta procentinė dalis labiau dėl komandos, kiti galbūt dėl savo statistikos. Anksčiau iš viso čia patys žinom, kad žaidėjai atvažiuodavo tik tai statistiką pasidaryti ir išvažiuoti galbūt didesnius kontraktus užsidirbti.
Bet kylant į tą, norint komandai kilti aukštesnį lygį ir kalbintis ir kalbėti su tais geresniais žaidėjais, tai tu vienaip ar kitaip vis tiek susidursi su to ego. Tai kuo aukštesnis lygis, tuo didesnis ego, tuo didesni lūkesčiai iš tų žaidėjų ir reikalavimai ir klubai, kuriame jie žaidžia ir iš paties savęs. Tai mes žinom, kad taip gali būti ir galbūt, aišku, čia ir visuomenė ir mums patiems gal kažkiek neįprasta, nes tiesiog Žalgiris anksčiau nebūdavo niekada tokia didelė organizacija, iki kokios jau dabar esame užaugę. Bet po truputį einam tuo keliu, esam pasiruošę ir kalbėtis, ir tvarkyti, ir diskutuoti su visais. Kiekvienam iš tų žaidėjų per pokalbius buvo pristatyta, kas jų laukia, kad vis tiek Tomas Masiulis yra toks treneris, kur iš visų reikalos vienodai. Ir čia yra jo, manau, pati viena geriausių savybių, kad jisai tiesiog nėra išskirtinis kažkuriam, ar tu rolinis žaidėjas, ar tu lyderis, vis tiek su tavim ir sakys tiesiai, ką galvoja. Jeigu suklydai, tai pasakys, kad suklydai, jeigu padarai gerai kažką ir paspaus ranką, paplos. Tai šitas toks lygiavertiškumas komandai, galbūt, aišku, aš suprantu, kad gal ne visiems patiks ir galbūt kažkas sakys, aš čia gal esu geresnis, bet čia vis tiek tokiu metu, kovojant dėl bendrų rezultatų, sezono eigoje turi su to susigyventi ir praeitais metais su tos žaidėjais susigyvensi šįmet. Žinai, trumpai minėjai tą tokį aspektą, jog šiemet nereikėjo dėlioti sudėties aplink vieną žaidėją. Na, aišku, kai turi Sisko, tai turi jam palengvinti gyvenimą, kad ta sudėtis padėtų atrakinti jo gerąsias savybės ir kad galų gale, turint tokį lyderį, galėtum išnaudoti jį geriausiai, ar ne? Dabar Sisko nebėra ir irgi vėl grįžtų prie tos pačios tinklalaidės su Paulium Jankūnu, kad kalbėtų apie tai, kad reikėjo rasti pakankamai talento, kad galėtum atsverti jo išvykimą ir tada su daugiau įvairesnių žaidėjų, turėti įvairesnių ginklų, įvairesnių tų smogimo varžoms galimybių, bet kiek šitą sudėtį, kiek jos formavimo turėjo įtakos, kad visą laiką kažkur fone buvo Jono Valančiūno persona ir asmenybė. Ir aišku, turėjai laukti Denverio atsakymo, tada turėjai laukti Jono Valančiūno galutinio atsakymo, kai jis turėjo tą langą pasirašyti kontraktus ar ne. Tai ar Jono Valančiūno faktorius buvo tas nuolat kažkur buvęs šešėlėje, kad jeigu Jonas vis dėlto atvyksta, mes irgi turim turėti apie tai omeny ir galbūt tuo pat metu galvoti apie B planą, jeigu Jono nėra, ką tada darom. Bet tai be abejo, tai vis tiek, aišku, žinom, kad yra tokia opcija, kad galim pasirašyti Joną, nežinom, ar taip realybėje atsitiks, vis tiek nemažai gal... O kiek jūs patys buvote užtikrinti, kad Jonas, tikriausiai bus pas mus? Tai aš nežinau, aš asmeniškai vis tiek, aš darau tiesiog savo darbus, nežinau kaip vadovybė ten, ar Paulius, ar Gediminas, kaip jie galvojo, procentaliai galbūt įsivertinus. Aš tiesiog žinau, kad gali būti toks planas, gali būti ir kitoks. Tai aš turiu, mano turbūt planas yra didesnis net pasiruošti, jeigu nėra Jono. Tai kad aš turėčiau, variantus B, C, D, E ir taip toliau. Ir tada to pačiu, kiek ta sudėtis, kuri yra aplinkui ir likusi visa kita, kiek jinai turi logikos, jeigu yra Jonas ir jeigu nėra Jono. Ir tada, jeigu žinai, kokie kiti variantai yra ir kaip tada mes dėliojamės. Tai kadangi pats nemažai dirbu su analitika, galim ir mūsų pačių tulsą pareklamuoti, tai ten irgi ieškojausi, dėliojausi formulės, kūriau per šią vasarą, kad kaip suieškoti ir sužinoti, kokie profilio žaidėjai, kad kuo daugiau įvairesnių žaidėjų turėt, kad kuo mažiau trūktų mums, kaip sakyti, įgūdžių žaidėjų kiekvienoje iš sferų, ten įmant nuo puolimo iki gynybos, perimetre, po krepšiu ir taip toliau. Tai tas irgi kažkiek padėjo galbūt išlikti rėmuose, ką mes norim matyti, kaip komanda nori atrodyti bendram tam paveiksle, net ir nepriklausomai nuo to, kokias pavardės žais. Tai va šitas procesas tikrai buvo nelengvas vien dėl to, kad neturėjai begalę variantų nusimatyti. Gali būti, kad atvažiuos Jonas, galbūt Mauzes grįž. Tai va tokių visokių kryžminių, visokių opcijų buvo. Tai iš mano pusės buvo gal iš tos, kad aš turiu būti pasiruošęs, kas bet kas gali nutikti. O iš esmės buvom pasiruošę, kad jeigu bus Jonas, tai bus tokia komanda, jeigu nebus Jono, dėliosimės kažkaip kitaip. Ta tokie, žinai, įdomus tie minčių eksperimentai, kas būtų buvę, jeigu būtų nutikę tas scenarius, kad, tarkim, Jonas galų gale būtų pasirinkęs kažkokią NBA opciją, nusprendęs likti dar vienam sezonui NBA ir tai jau yra beveik Liepos vidurys, tai kaip tai tau pačiam, kaip tu jaustum, kad tai apsunkina visiškai situaciją, tą priekinę liniją baigti komplektuoti tokiu metu. Taip, nemažai klubų dar yra nesusikomplektavę, bet iš esmės atrasti tą variantą rinkos.